Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir šiandien mes pasimokinsime ir sužinosime, kas yra lockpermsai. Tai pasimokinsime pačių paprasčiausių komandų, išsiaiškinsime, kaip jie veikia ir kaip jais naudotis toliau ir truputuką pažaisime, kad pamatyti, ar tikrai viskas suveikia mūsų serveryje. Tai nieko nelaukiam ir, nors žinot, gal truputuką palaukiam. Mane žiūri daug žmonių, tačiau mažai jų yra prenumeratoriai. Tad jeigu tau pamoka patiks, paspausk mygtuką prenumeruoti ir mygtuką patinka. Ačiū, keliauju mokytis. Gerai, tai šiai pamokai reikės 4 pluginų, 3 pagrindiniai ir vienas, kad galėtume pasitikrinti, ar tikrai viskas veikia. Tai pirmasis būtų žinoma lockpermsai, antrasis Vaultas, Essentials ir Essentials Chat. Tai visos nuorodos į plugino atsisiuntimus bus paliktos aprašyme. Na, o dabar ką mes keliaujam padaryti, tai keliaukime ir susikelkime visus pluginus į serverį. Tai štai čia aš jau esu atsidaręs WebFTP. Jūs galite naudoti FTP programą kaip FileZilla ar WinSCP. Na, o aš spaudžiu Upload ir pasirenku savo pluginus. Ok, kaip matote, pluginai įsidėjo, dabar pasileiskime serverį ir keliaukime į Minecraft žaidimą. Ok, kaip matot, aš jau esu žaidime, tai dabar parašom plugins. Ir kaip matot, turim Essentials, Essentials Chat, lockperms, Vault, visi 4 pluginai žali. Jeigu bent vienas iš šitų pluginų yra raudonas, būtinai pasitikrinkit konsolę, nes tai reiškia, kad tas pluginas neveikia. Na, o dabar rašom pasvirasis brūkšnys LP Editor. Taip, gauname nuorodą, spaudžiame ant jos, spaudžiame taip. Ir dabar paspaudžiame čia, nukopijuojame, grįžtame į žaidimą ir su Ctrl ir V mygtukų kombinacijom įrašome. Tvarkam, galim grįžti atgal. Tai sveiki atvykę į lockperms pagrindinį editoriaus langą. Tai štai čia susirašo visos komandos, visi permissionai ir štai čia įvyksta visa didžioji magija. Kaip matote, po kairę pusę yra 3 skiltis, tai Users, Groups ir Tracks. Tai pradėkime nuo Groups. Dabar paspauskime mygtuką ant Default. Ir štai čia jūs matysite pagrindinį default grupės langą. Štai čia mes to jau rašysime visas komandas. Rekomenduoju čia šitos grupės niekaip nekeisti, niekaip nepervadinti. Tiesiog pridėsim kelias mums reikalingas komandas ir, žodžiu, papildomai niekaip kitaip nejudinkim, kad neprisidaryti tiesiog papildomų bėdų ir paskui tai vienas veikia, tai kitas neveikia ir taip toliau. Tai dabar ką mes čia padarom? Tai nustatom šitos grupės svarbą. Kadangi tai yra default, ta pati paprasčiausia grupė, rašom way gt.1. Ok, komanda pridėta. Tai, kaip ir sakiau, šitą komandą tiesiog padaro, kad, mažiausiai svarbi mums šitą grupę. Toliau padarykime, kad šitą grupę gautų kiekvienas tik prisijungęs į serverį. Tai rašom meta.default.true. Spaudžiam Enter. Taigi, turim dar vieną pridėtą komandą. Su šituo mygtuku galime paspausti Add. Ir kai matot jau tas komandas va čia ir jos yra žalios, vadinasi viskas yra gerai ir komandos veikia. Toliau, kadangi šitą komandą gaus kiekvienas prisijungęs, tai turbūt padarykime kažką tokio, kad galėtume atpažinti, čia yra naujas narys. Tai uždėkime tokį vadinamą prefiksą. Prefiksas tai bus papildomas kažkoks tai žodis, kuris matysis ta prasme, čiate, kai kažkas, tarkim, susirašinės. Tai rašom prefix .1. Dabar turime pasirinkti spalvą. Galit pasirinkti, iš esmės galit ne. Aš noriu, kad pavyzdžiui būtų tamsiai pilka. Tai žymiu štai tokį ženkliuką ir skaičiukas 7.
Spalvų kodai dabar išlindo jums ekranuose, tai jeigu norit kažkokio kitokios spalvos kodo, susistabdykit vaizdo įrašą, nusirašykit ir tada galim važiuoti toliau. Tai va, mes važiuojam toliau ir dabar jau pasirinkom spalvą. Ką reikia padaryti, tai dedam laužtinius skliaustus, kaip matote, jie yra laužtiniai, nepaprasti va tokie apvalūs, bet laužtiniai. Ir aš tarkim noriu, kad šitos grupės prefiksas būtų narys. Taip, dedam vėl laužtinius skliaustus. Ir dar vienas svarbus dalykas, būtinai po skliaustų padėkite tarpą. Nes kitaip, nekaip atrodys tas visas jūsų pavadinimas ir panašiai. Tai va, padėjom tarpą, yra tarpelis, spaudžiam Enter, spaudžiam Add ir komanda yra pridėta, žalia, viskas veikia, viskas tvarkoja. Toliau, kamgi mes įrašėm tą Essentials pluginą? Tai ir kaip čia viskas veikia su tais pluginais, ane? Tai kiekvienas pluginas, galbūt ne visai kiekvienas, bet tikrai dauguma, vienas iš jų toksai yra kaip Essential pluginas, jisai turi tam tikras savo komandas ir tos komandos lygiai taip pat gali, turėti vadinamus permissionus, leidimus. Reiškia, arba tu gali rašyti tą komandą, arba tu negali rašyti tos komandos. Tai pavyzdžiui, pridėkime, kad paprasti nariai galėtų, pasinaudodami Essentials pluginų, prisidėti namus, pasidaryti set home. Tai rašom essentials.set home. Taip, pažymėjom, selected, viskas tvarkoj. Tuomet mums reikia, kad jie galėtų nusiteleportuoti namus ir rašyti komandą home. Reiškia, mes rašom home. Essentials, home. Paspaudėm, parašyta selected, atsirado čia, viskas tvarkoj. Ir jeigu jie turi galimybę padaryti kažkokį, kaip pasakyti, nusistatyti savo namus ir tada į juos nukeliauti, tai turbūt turi galėti ir ištrinti. Reiškia, mes pridedam komandą del home. Ir spaudžiam add, kaip matot, dar 3 komandos prisidėjo ir viskas veikia tvarkingai. Ok, sakykim, kad mes susitvarkėm šitą grupę ir dabar pabandykim prisidėti naują grupę. Tai spaudžiam čia pliusiuką, čia pavadinsim grupės name'as, tarkim, vipai, weight, svarba, svoris. Kadangi defaultinė ta visa mūsų grupė yra vienas, yra pati mažiausiai svarbiausia, arba nesvarbiausia, jeigu taip galima pavadinti. Dabar mes, tarkim, darom vipus ir vipai kažkur turėtų būti aukštai. Tai sakykim, aš sugalvojau, kad vipai turėtų būti, kokie 86 palei svarbą, nes dar yra viršui ten kokie administratoriai, moderatoriai, savininkas ir taip toliau. Tai aš tiesiog pasirenku, tam tikrą, kad būtų tarpas dar ir kitoms grupėms. Tuomet pasirenkam, iš kur kils ta vipų grupė. Tai šiuo atveju aš paspaudžiu default, kas reiškia, kad visa vipų grupė jau turės visus leidimus, kuriuos turi default grupė. Ir dar papildomai turės leidimų, kuriuos aš parašysiu atskirai būtent vien tik vipų grupiai. Na ir žinoma, sugalvokime kažkokį tais prefiksą. Tai aš dabar norėčiau turbūt dėti kokį nors šitas ženkliukas, pasižiūrim, kokios spalvas turim. Aš noriu, kad pavyzdžiui vipas būtų dark yellow. Tai 6, laužti skliaustai, vipas, skliaustai užsidaro ir būtinai tarpelis. Spaudžiam add group ir štai turim grupę vipai. Kaip matote, mes ten jau surašėm kelias komandas ir kelios komandos prisidėjo. Tai dabar ką mes turim padaryti, tai parašom komandą meta.default.false. Pridedam komandą ir tai jau reiškia, kad šitos vipų grupės tik prisijungia žaidėjai nebegaus. Ja reiks kažkaip gauti kitaip.
su kažkokia komanda, galbūt išsiuntus SMS ir panašiai. Paskutinis dalykas šitoj skilty, ką aš dar noriu paaiškinti, tai tarkim kitas dalykėlis būtų essentials.fly. Ok, mes pasirinkom komandą. Dabar reiškia, kad jeigu aš paspausiu add, visi VIPO grupę turintis žaidėjai galės naudoti Fly. Bet aš nenoriu, kad jie galėtų visą laiką naudoti Fly. Aš, pavyzdžiui, noriu, kad nuo šiandienos iki rytojaus būtų galima naudoti Fly, o paskui nebebūtų galima naudoti Fly. Tai va čia yra expiry. Tai jeigu paspausim čia, galima pasirinkti. Šiuo metu, kai filmuoju, yra spalio 27 diena. Tai aš, tarkim, noriu padaryti, kad, sakykim, šią savaitę. Iki sekmadienio, iki 3 lapkričio duosim Fly. Tačiau aš noriu, kad tas Fly būtų tik specifiškoj vietoj. Ir va čia ateina ta svarbioji konteksto dalis. Tai jeigu aš paspausiu ant context, čia kaip matot galiu įrašyti skirtingus dalykus. Tai Lookpermsai palaiko bungee kordą. Turbūt kas jau žino, tie supranta, kas yra ir Lookpermsai, kas nežino, tai bungee kordas leidžia tiesiog sujungti kelis serverius į vieną. Tai vat, bet aš taip čia smarkiai nedarysiu. Aš, pavyzdžiui, noriu, kad VIPą turintis žaidėjai galėtų skraidyti, bet tik tais pragare. Aš pasirenku, spaudžiu add context, kontekstas prisidėjo, spaudžiu mygtuką add ir kaip matote, turim Essentials Fly komandą, kas leidžia skraidyti. Value yra true, jeigu paspausiu ir kaip matote yra false, reiškia šitą nebegali jie daryti, bet aš noriu, kad jie galėtų. Tada šita komanda baigsis po 6 dienų ir jinai galios tik tais pragaro pasaulyje. Pradžiai gali atrodyti informacijos labai daug, bet iš tikro viskas yra labai paprasta, labai nesudėtinga, pabandykit patys ir jūs pamatysit, kaip greitai viską suprasit. Kitas dalykas, tai user skiltis ir čia galite uždėti kažkokias specialias komandas konkrečiai vienam žaidėjui, tai čia esu aš ir kaip matote irgi priklausau grupiai default, tai dabar ką tiesiog padarysiu, tai uždėsiu savo žvaigždutę. Tai kaip matote, yra žvaigždutės komanda. Ir jūs turbūt klausėt, ką daro ta žvaigždutė. Tai žvaigždutė duoda prieimą prie absoliučiai visų komandų. Tai jeigu turite žvaigždutę, valio, puiku, jūs esate ko gero serverio savininkas, nes žvaigždutės paprastai taip niekam dalinti nevalia. Iš esmės viskas tas pats, niekas nesikeičia, tik tais kaip ir sakiau, kad, yra galimybė konkrečiai kažkokiam žaidėjui kažką pridėti. Tai jeigu, tarkim, žaidžiat mažesniam serverį, galite prisidėti kažkokias rolės, kad vienas galėtų daryti tik tą arba ir nereikia papildomai kurti kažkokių tais grupių ir taip toliau. Paskutinis dalykas yra tracks. Ir kad galėčiau paaiškinti tracks, man reikia dar papildomos vienos grupės. Tai čia pasidarysiu administratoriai, užsidėsiu wait, kad būtų kokie 95 ir uždėsim prefiksą, kad būtų šviesus, taip ženkliukas, laužtiniai skliaustai, administratorius. Ir uždarom, parent, padarom irgi default, pridedam. Tvarka, gerai, turim administratorius, administratoriams taip pat, sakykime, uždedam žvaigždutę, ko nerekomenduoju, bet, čia aš tik vieną žaisiu, draugai nežais, tai viskas durko. Administratoriai vėlgi turi prieimą prie visų komandų. Dabar keliaujam į tracks, spaudžiam pliusiuką, čia pavadinam track name, tai vat, tarkim, road to admin, ir dedam vipus, sakykim, paspaust reikia, ir administratorius dedam. Tai čia yra tokia promautinimo, lietuviškai kalbant, paaukštinimo sistema. Tai, sakykim, jeigu aš esu savininkas, ir turiu kažkokį tais vipą pas save, aš galiu jį paaukštinti
ir iš VIPo jis pakils ten iš karto į administratorių. Čia dar gali būti, nežinau, gali būti kokie prižiūrėtojai, moderatoriai ir viskas galėtų atrodyti taip, kad ten, sakykime, narys, paskui galėjai ten paaukštinti iki kokio prižiūrėtojo, po prižiūrėtojo moderatorius, po moderatoriaus jau ten kažkoks, tai nežinau, super moderatorius ir tada koks pradedantysis administratorius ir panašiai. Tai čia yra tiesiog, na kaip pasakyti, kaip paaukštinimo programa. Tai aš įdedu šitą ir turim road to admin, kuriame yra, na, šitie VIPai ir administratoriai ir čia papildomai dar galima pridėti visokių dalykėlių. Tai va taip va veikia Lookpermsas. Jeigu nežinot, kokios komandos būtent, tarkim, iš Lookpermso, tai rekomenduoju nueiti į Wiki. Čia yra labai daug dalykų ir čia galima surasti ko ne viską. Jeigu naudojat kažkokius kitus pluginus, kaip ir tą patį Essentials, sakykim, tai jeigu norit pasiskaityti apie visas tas jų galimybės, tai taip pat irgi suraskite Essentials Wiki, ten bus visi permissionai surašyti. Čia tiesiog reikės juos sudėti ir susižiūrėti. O dabar keliaujam į žaidimą ir patikrinam, ar iš tikro viskas veikia. Paskutinis žingsnis prieš keliaujant į žaidimą, tai paspaudžiam mygtuką Apply, išsaugoja, viskas kaip matot susinormalizavo, susitvarkė ir jeigu ateinam į žaidimą, matome, kad atsirado naujų pakeitimų. Tai vat prefiksai, viskas prijungta, pasikeitė. Ir jeigu dabar, sakykim, kažką parašytume. Labas, tarkim. Kaip matot, aš iš karto gaunu pilką narys prefiksą. Čia neišsigaskit. Raudonai mano nickname rašo tik todėl, kad Essentials visus žaidėjus, kurie turi OPA, kitaip tariant, na tą serverio savininko statusą, juos visus rašo raudonai, šitą dalyką galima išjungti Essentials config file, o dabar, tarkim, rašom LP, user, mano nickname'as, tada parent, set, nu ir sakykim VIPai. Tai va, aš ką tik patapau VIPu, dabar jeigu kažką parašysiu, kaip matot, geltonai rašo VIPas. Jeigu aš tą patį dalyką padarau su administratoriai, kažką parašau, kaip matot, šviesesnis atsiranda administratorius. Tai tokie yra tie paprasčiausi basicai vadinami, paprasčiausios Lookpermso komandos. Tai jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, būtinai prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę, pasiekite Red Fox Cloud. Nu, su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau iki kitų pamokų ir kitų susitikimų.